šiaip iš tikrųjų labai malonu matyti, nes prieš savaitę lygiai vyko pristatymas Vilniuje ir tiesą sakant, jūsų čia yra, sakyčiau, anšlagas, jaučiuosi kaip koncerte. Bet šį vakarą tikrai negrosiu ir nedainuosiu, tiesiog papasakosiu kažkiek ką galiu ir šiaip iš tikrųjų susirinko žmonės visi, kuriuos norėjau pamatyti, o tai yra, manau, svarbiausia ir didžiausia gyvenimo dovana. Taigi šalia mane sėdė mano gera bičiulė ir advokatė Aušra Ručienė, turbūt šiaip pažįstat iš matymo, girdėjot, matėt, skaitėt kažkada, tai žmogus, kuris tau daug man labai šitam gyvenime iš tikrųjų padeda, tokioj sferoje, kuri galbūt ne visai matoma, bet kartais išgirstama, tarkim, per žiniasklaidą, tai yra turbūt, kaip ir žinote, žurnalistus vis dėlto vis tiek anksčiau ir vėliau vieni ir kiti asmenys paduoda į teismą, nes yra nepatenkinti kažkokių rašinių, nuotraukų, dar dėl kitų dalykų. Bet tai yra gyvenimas ir tai yra tiesiog normali to viso žurnalistinio darbo dalis. Ir šį vakarą mes susirinkom, tiksliau jūs susirinkote, kad pristatyčiau savo naujausią knygą. Tai yra knyga apie Vilniaus, tarkim, kriminalinį pasaulį. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad kažkartą atvažiavęs į Kauną tikrai žinau, kur yra mafijos miestas, nes Vilnius kartais iš tikrųjų atvelia mane, jie pakankamai pasyviai žiūri kai kurios dalykus, o žmonės čia, kurie susirinkę, tai manau tikrai supranta ir žino, ko nori. Tarkim, žino, ko tikėtis gali iš manęs. Tai man šiek tiek, kaip sakoma, glosto ir savimylė, šiaip yra pakankamai malonu ir įdomu. Ir būtent kaip ir visus tos dalykus, tiesą sakant, darau dėl jūsų, ne dėl savęs, nes kaip ir šlovės dar kažko gyvenime man tikrai nereikia, netrokštu už to ir nėra tokių kažkokių silpnybių. Jeigu trumpai apie knygai skiriau darbo daugiausiai iš jūsų, pasakysiu savo 3 knygų. Kaip žinia, per pastaruosius 3 metus tai yra 3 mano knyga. Šioks toks produktyvumas, neproduktyvumas, nežinau kaip čia išsireiškus, bet tikrai stengiausi padaryti šitą knygą geriausiai ir kai kurie draugai skaitė ir matė ir jie pripažino, kad tai yra pati geriausia knyga iš visų 3. Kas mane tikrai labai maloniai nustebino ir pamalonino, kad taip mąsto žmonės, nes iš tikrųjų kiekvieną kartą su kiekviena knyga stengiausi labai toli ir daug tobulėti ir iš tikrųjų galbūt nėra iki tobulumo viršūnė, bet kai kurių draugų žodžiais galbūt šiek tiek ir paaugau, pavadinkime, jeigu taip žmonės mąsto ir šneka. Kadangi turiu vieną svečią iš Kauno politikų, kaip aš sakau, vienas labiausiai savų žmonių Kauno miesto taryboje, tai yra vicemeras Stanislavas Buškevičius ir jisai labai skuba. Todėl norėdamas jį paleisti, noriu tiesiog jam suteikti keletą žodžių, galbūt apie Kauną patį papasakoti ir apie kitus dalykus, ką aš rašau, jeigu žmogus prisimena paskaitę. Prašom, Stanislavai, žodis. Ačiū. Galėtų pasakėjai, savų žmonių tik nesuprantau, ar čia mūsų savų, ar čia tuose knygose esu savas. Kažkur tai mane esi paminėjęs. Iš kitos pusės tikriausia. Na, jeigu kalbant rimtai, tai iš tikrųjų tokios knygos yra labai reikalingos ir ne tik tai mums, gal ne tiek mums, kiek ypatingai ateities kartoms, nes tai yra sukaupta visa mafijos nusikalstamo pasaulio istorija ir reikia tikėtis, kad tie, kas skaitys, jaunoji karta, jie neromantizuos tų dalykų, o perskaitę žinos, ko gali baigtis įvairūs paklydimai ir dažniausiai jie baigėsi labai liūdnai arba kalėjimu, o dažniausiai net iki kalėjimo ir neprieinama. Jie vieni kitus iššaudo ir žudo. Aš kadangi pats esu gimęs, augęs Kaune, tai ne iš knygų žinau tas istorijas ir galėčiau taip pat nemažai papasakoti. Ir galiu patvirtinti, kad labai gerai, kad yra kad tas visas gaujas sukaupiama ir dedama
į knygas, gal reikia tikėtis ir meno pasaulio žmonės pagal tai parašys scenarius, inscenizuos, reiškia, pritaikys vaidinimui, kino filmų gamybai, nes tada būtų dar didesnis efektas, nereikėtų mums žiūrėti vien tik hollywoodinių filmų. Jeigu dailiaus knygas paimtų, tai aš manau, kad ir gerai padirbėtų prie jų. Aš manau, kad mes turėtume puikius blockbusterius. Na, kai dar jis man padovanojo knygą apie daktarą, aš jam papasakojau, kad dar iki daktarų istorijos buvo ir kitos gaujos, čia tokios kaip Italijos, kaip centro, čia pokario įvairios gaujos ir aišku, tų žmonių jau nebeliko, labai galbūt nedaug, jau ir su atmintingiems turėtų visiškai būti gerai, bet parodyti nuo pokario laikų visas gaujas ir tada atėjo jau iki garsiausių daktarų, tai aš manau irgi būtų labai įdomu, nes daugelis kažkaip tai asocijuojasi su daktarais, o tos pačius daktarus kitos gaujos mušdavo čia Kaune. Tai tik paskiau labai sustiprėjo ir buvo žymiai baisesnių ir aštresnių ir labai įdomu. Tai Dailiui tokį pasiūlymą, jis sakė, pasidomės. Na ką, o visiems linkiu įsigyti šias knygas, tikrai jos yra vertingos, kada aš gavau knygą apie daktarą, tai tiesiog susidarė eilė, kur iš manęs tą knygą savivaldybė atiminėjo. Pradėjau visi skaityti, išnešiojo ir dabar nežinau, kur jinai randasi. Labai populiari, o kaip jis pasakė, kad šita bus dar įdomesnė, dar populiaresnė. Taip, kad kviečiu autorių remti, o autorių didelė padėka nuo mūsų ir toliau rašyti. Neišsenkama tema. Jeigu skambėsiu žmogus, iš kurių verta balsuoti visus ateinančius rinkimus. Tikrai teisingas Kauno politikas ir iš tikrųjų asmenybė, kuri pakankamai spindi, sakyčiau, pozityvų, kurio pakankamai trūksta mano knygose, galbūt daugelio gyvenime, bet vis dėlto tikrai labai šaunu, kad tokie žmonės yra. Ir šiaip jeigu apie knygą, tai norėjau trumpai pasakyti, kad tai yra knyga apie Vilnietį Valerijų Januškevičių. Kai kurie draugai šiandien prieš pristatymą sakė, kad gali būti, kad Kaune nelabai bus populiari, nes užrašas Vilniaus. Žinau, kad Vilnių daug kas laiko Portugalais, dar kažkokiais veikėjais, bet kaip būtų keista, iš tikrųjų tiek Vilnius, tiek ir Kaunas turi pakankamai gerų savybių, tad norėtųsi, kad tos priešpriešos nebūtų. Bet galiu pasakyti, kad šitoje knygoje yra ir kaunietiškų motyvų, tai būtent paskelbtas vienas Henriko daktaro, tai yra mano pirmosios knygos tikroji daktarų istorija, kaip žinia, herojaus laiškas, kuriame jis įkalba kokios šalies nusikalstamų struktūrų nenorėjo ar prisidėjo, kad neįleistų į Lietuvą. Taip pat Remigijus Daškevičius, visiems gerai žinomas, irgi yra sudalyvavęs vienoje garsioje rezonansinėje byloje, koks jo vaidmuo yra, būtent sužinosite ir perskaitė irgi šią knygą. Taip pat Alvydas Albrechtas, kuris beje, kaip žinia, yra užsakovas taipogi rezonansinės žmogžudystės, kuri pakankamai plačiai aprašyta šitoje knygoje. Bet šiaip, jeigu trumpai statistiškai, tai galiu pasakyti, kad šita knyga informacijos apimtimi yra pati storiausia iš visų mano 3 knygų. 424 puslapiai, 80 fotografijų, didžioji dalis jų iki šiol nebuvo paskelbtos. Ir, kaip sakoma, tikrai padirbėjau iš visos paties ir norėjau jumis tikrai labai nustebinti. Ir manau, kad vis dėlto jums tikrai šitas produktas, šitas mano darbas įtiks ir labai norėčiau, aišku, karts nuo karto išgirsti jūsų atsiliepimus. Tai yra oficialiame knygos Facebook puslapyje, tai yra Vilniaus bomberio išpažintis, 3 mafijos Biblija. Tenai galite rašyti savo visus pastebėjimus, kritiką, šiaip įvairius kitus dalykus, kas tik tai jums ant liežuvio galo. Kadangi labai daug šnekėti tikrai nesu mėgėjas ir nesu iš tų žmonių, kuris daug šneka ar turi ką pasakyti, iš tikrųjų, kaip žinia, žurnalistai dirba tokį darbą, kad labiau linkę
klausinėti arba klausytis pašnekovo, todėl labai ypatingai šnekėti tikrai nemėgstu ir man paprašiau lengviau būtų bendrauti, kadangi tiek daug savų žmonių. Jeigu tiesiog vienas paskui kitą, ar kaip norėdami, galite užduoti klausimus, kurie jūs domina, iš tikrųjų, tiek apie šią knygą, tiek apie anas knygas ir apie visus kitus dalykus, kurie jums tik tai yra įdomus ir šiek tiek kelia kažkokį smalsumą. Todėl šiek tiek padarydamas pertrauką nuo savęs, perduodu žodį savo advokatei Aušrai Ručienei, kuri galbūt papasakos apie mūsų bendradarbiavimą, kovojant su vienais veikėjais vienoje byloje ir kuri iš tikrųjų neužsidaro iki šiol ir tas klausimas yra atviras ir kaip mes apskritai, kaip sakoma, kaip gali jau, kaip žurnalistus iš tikrųjų atstovauja advokatai, galvot ir taip tiesiog žodis galėtų būti. Prašau. Dar kartą visiems labas vakaras. Iš tiesų, tai aš daugiau kalbėsiu apie Dailiaus knygą, nes kaip žurnalistai kovoja, kaip gina savo teises, tai čia šiandien, ko gero, nėra aktuali tema. Aš pirmiausia apie savo seną, ta prasme, ne kaip žmogus, bet apie savo kaip seną draugą Dailių. Nors jisai sako, kad nemėgsta kalbėtis, bet mes iš tiesų, kai jau pasikalbam, tai valandas kelias. Na, o šita knyga yra ypatinga. Aš apskritai tų visų kriminalų, kriminalinių istorijų prisiklausau nuo ryto iki vakaro. Nuo 6 ryto iki 12 nakties toks mano gyvenimas, kaip aš juokauju. Kalėjimai, tardymo izoliatoriai, vat matau, kolega mano sėdi, ko gero, taip tik tai pradėdami kalėjimą pasisveikinam ir bėgam toliau. Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Panevėžys ir panašiai. Tai tokia tema, aš apskritai knygų nelabai ir mėgstu skaityti, nes tai tiesiog mano tokia yra kasdienybė. Bet šita knyga yra ypatinga. Aš jau seniai nuo Dailiaus gavau dovanų ją, perskaičiau ir jinai kuo yra ypatinga. Ypatinga tuo, kad tai kalbama ne apie šios laikus, tai kalbama apie praėjusius metus, tai visi tie įvykiai vyko ganėtinai senai. Ir pagrindinis knygos herojus, bomberis, jau yra užmirštas. Visi mes skaitėme, matėme per televiziją, kai buvo atliekamas susprogdinimas bankininko. Visiems buvo tuomet iš tiesų šokas, visa Lietuva kalbėjo apie tai, visas pasaulis kalbėjo apie tai. Tačiau vėliau įvykę kiti įvykiai tiesiog leido mums užmiršti. Ir dabar tikrai, kai pasiskaitai, tai pagalvoji, kad tas sunkus nusikaltimai buvo daromi ir yra daromi šiai dienai. Na, aš manyčiau, pagrindinis knygos motyvas pasiskaičius, tai tikrai įdomi yra psichologija paties nuteistojo asmens, jo biografija, labai, na, iš rašytojo pusės taip yra, sakyčiau, ganėtinai įdomiai pateikta nuo pat jo jaunystės, kas paskatino užsiimti šitą nusikalstamą veiką ir tiesiog kaip kilo jam mintys ir dėl ko visą tai kilo, kad jisai, na, sakykime, tiesiog pasirinko tokį gyvenimo kelią. Nors mano kolega, galiu sakyti, tarybos narys ir vicemeras Kauno miesto Buškevičius sakė, kad tos knygos moko tik tai jaunimą, bet aš galvoju, kad jos yra aktualios, netgi aktualesnės mums patiems, ne tik tai jaunimui. Aš manau, kad tiek mums, tiek ir jaunimui vertėtų pasižiūrėti ir pagalvoti apie tai, koksgi atlygis laukia už tokį laimingą kabutėse gyvenimą. Šitas asmuo yra 7 kartus nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Tai aš manyčiau, faktiškai tiek ir žmogiškai ir teisinė prasme, na, skamba labai neįtikėtina. Iš tiesų, kam tą patį žmogų nuteisti 7 kartus kalėti iki gyvos galvos, kai užtenka nuteisti 1 kartą ir jisai vis tiek kalės iki tos gyvos galvos. Na, bet dabar tas žmogus gyvena tokį gyvenimą, aš abejoju, ar kuris nors norėtų gyventi tiek mes, tiek mūsų vaikai, tiek mūsų jaunoji karta. Ir tiesiog šitą knygą reikia, manau, perskaityti kiekvienam. Perskaityti kiekvienam, nes jinai, kaip jau minėjau, yra labai įdomiai parašyta. Galbūt ankstesnės 2 Dailiaus knygos man irgi jos yra, na, sakykime, artimos, nes kai kurios rašo ir apie mano dalyvautas bylas,
kadangi aš iš tiesų dalyvauju bylose, kuriuose yra įvykdyti baudžiamoji nusikalstama veika, tai yra užima didžiąją mano darbo dalį, tai jis man tiesiog yra įdomus kaip profesionalui. O šita knyga iš tiesų yra kitokia. Tai tiesiog rodo Dailiaus tam tikrą subrendimą kaip rašytojo, tam tikrą visiškai kitokį nusikalstamo asmens, nusikalstamo pasaulio atstovo suvokimą ir jo pateikimą skaitytojui. Man iš tiesų labai keista, kaip Dailius sugebėjo prakalbinti šitą žmogų. Patikėkit, kalėjime gyvenimas yra kitoks. Tai nėra toks gyvenimas, kokį mes gyvenam šiandieną tarp savo artimų žmonių, tarp savo draugų, tarp savo bičiulių. Jisai pakeičia žmogų ir žmogus nėra linkęs su kažkuo dar bendrauti iš laisvės, iš šalies. Tuo labiau žmogus žinodamas, kad niekada nepamatys normalaus pasaulio, niekada negalės džiaugti savo artimaisiais, niekada negalės net pagalvoti apie tai, kad jisai gyvens laimingą ir gražų gyvenimą. Ir aš žaviuosi Dailiumi, kai jisai man pradėjo pasakoti, kad rašo šitą knygą, kad taip kažkaip pagalvoju, ir sakau, na tai kaip Dailiau, pradėsim kaip su daktaru, ar turėsi pinigų? Iš karto klausiu. Tai čia lyg tai tas toksai abipusis geranoriškumas ir bendradarbiavimas, kaip supratau, ir su pagrindiniu knygos veikėju, pastarasis taip pat yra suinteresuotas kuo daugiau pateikti Dailiui medžiagos ir tai matyti iš šitos knygos. Na, o su kitomis knygomis, tai pas mus problema tikriausiai yra tik tai su Henriko daktaro ambicijomis ir nepagristomis, aš manyčiau. Bet manau, kad mes byloje labai puikiai tvarkomės tenais, apeliaciniam teisme šiuo metu, ir tai yra tik tai civilinė byla, bet žinote, ten yra visiškai kitokia situacija. Galbūt susidaro žmogui tam tikros aplinkybės, kai trūksta pinigų, kai bandoma tų pinigų gauti iš žurnalistų, iš dar kažkur tai, kad kažkokiais tai būdais būtų galima jų prisiteisti. Tai galbūt galimai tos aplinkybės ir sąlygojo tai, kad Dailius buvo paduotas į teismą kaip atsakovas dėl tos pirmosios knygos. Na, su antrąja knyga, ačiū Dievui, problemų nėra. Dailius manęs klauso, pasikonsultuoja, kai kur rašant pirmą knygą truputėlį nepaklausė, ar ne? Taip sakant, žurnalistai. O su šita aš manau, kad taip pat problemos nebus. Aš tikrai linkiu mano mielam draugui Dailiui, kad ši knyga būtų pati populiariausia, kad ją stengtųsi nusipirkti ir perskaityti kiekvienas Lietuvos gyventojas. Na ir manau, kad yra daug mūsų tautiečių užsienyje, ji taip pat bus populiari, todėl kad tai yra visiškai kita nusikalstama veika. Ačiū Dailiui už kvietimą, ačiū už knygą, sėkmės. Ačiū Jums už. Visą laiką sakau, kad gyvenime svarbiausia vienas iš tokių momentų, kad gražus žmonės šalia, o aš kažkaip pasistengiu šitam gyvenime, kad būtų visą laiką gražus draugai, advokatė labai graži ir šiaip, kad apskritai aplinka būtų graži, nes pačiam geresnis gyvenimas būna tada. O dėl visų kitų dalykų, dėl teismų, dėl tarkim knygos rašymo, iš tikrųjų aš kažkaip per daug nepergyvenu, nes daug kas stebisi, kad čia Henrikas daktaras padaręs į teismą. Tiesą sakant, mane patį pirmą žurnalistus padavė dar 2006 metais. Visą laiką užsiciklinęs yra ant to skaičiaus 100 000 litų bando užsireikalauti, nes matomai žmogus įsivaizduoja, kad čia milijonų uždirbant, bet turbūt jūs patys suprantat ir suvokėt, kad Lietuvos mastais milijonų negalima uždirbti rašant, leidžiant knygas. Jeigu tai būtų Hollywoodas, kodėlgi ne? Galbūt ir uždirbtume dar daugiau negu tą $1 milijoną amerikietiškais mastais. Bet Lietuvoje vis dėlto negalima tikrai uždirbti ten tokių masinių pinigų, kaip nekurie asmenys galvoja. Ir būtent paprasčiausias būdas yra tiesiog noras pasipelnyti. Ir kaip pat mūsų byloje buvo su Henriku daktaru, iš tiesų buvo lietuvių kalbos lituanistė, kuri nusprendė, kad aš nepažeidžiau nieko. Teisėjas nustatė, kad aš knygą ant viršelio uždėjau tikrai nesiekdamas kažkokių dalykų, kaip ir nenusižengiau tame kampe. Ir ten buvo tiesiog